mikrofoną, Remigijau. Labą dieną visiems, dėkui Kamilė už suteiktą žodį. Štai kaip Tėvynės sąjungos jau atstovas ir kaip pilietis, tai gerbiamas vicemeras išsakė įdomią poziciją, taip ir daugelį atveju aš jai pritariu. Ir be abejo, aš atsižvelgiu ir į mokyklos bendruomenės, gimnazijos, atsiprašau, bendruomenės požiūrį, bet aš vis tik pasisakyčiau Šventą Kotryną Aleksandrietę. Atsiminkit, kad jinai semantiškai yra filosofijos ir mokslų globėja. Tai čia tame nėra jokios bėdos ir jeigu mes pasirinktumėm, kad mes sakom, kad norim, kad gimnazija vadintųsi Šventos Kotrynos, o čia konotacijų nereikia tokių ieškoti, kad čia Salomėjos Nėries vadinosi dabar Šventos Kotrynos, tai mes vis tik tai grįžtumėm į tokią labai europietišką tradiciją. Tai jinai yra labai natūrali, ateinanti iš viduramžių. Dėl to, ar gimnazija yra puoselėje kažką krikščioniško ar nepuoselėje, tai čia, manau, kartais toks klausimas, jis keistai skamba, suprantat, mes gyvenam krikščionybėj, ne tiek svarbu, kiek mes praktikuojantis krikščionys ar nepraktikuojantis, bet vis tiek mus išugdė krikščionišką terpę. Mes, Europa yra krikščioniška civilizacija, tai čia gimnazija netgi garsiai to nereklamuodama, nesakydama ir taip toliau, tiesiog mes esam krikščionys ir ar mes tai garsiai sakom, ar nesakom, ar vis tiek mes vadovaujamės dekalogu, vis tiek krikščionybė daug reiškia, tai čia nori ar nenori, mes jau esame panardinti į ją, tai kitaip tariant, čia gal sudėtingai šiek tiek šneku, bet tas Šventos Kotrynos vardas niekiek neimplikuoja, kad čia yra, tarkim, krikščioniška gimnazija, kaip jėzuitų gimnazija. Čia tame nieko baisaus, kad šalimais ir bažnyčia, kuri Chodkevičių yra funduota stovi ir buvęs vienuolynas moterų ir gimnazija vadintųsi Šventos Kotrynos. Tai čia šiuo atveju gal iš tiesų graži semantika pati, kad Šventoji Kotryna yra filosofijos ir mokslų globėja. Tai būtų tikrai labai toks, man tai atrodytų, toks labai stiprus pavadinimas, semantiškai stiprus pavadinimas ir tuo pačiu tarsi, aš čia visad mėgstu pakartoti, atsiprašau, kad sakau, aš kaip koks egoistas, bet čia ne todėl, kad mums tą Vilnių labai baisiai brutaliai desakralizavo, jeigu mes taip kalbam, čia tas sovietmetis, tai mums nereikia baidyti šventųjų vardų, tai nes šventieji mus globoja, kitaip tariant, ir tas aišku, dabar mes nebe viduramžių žmonės, bet ta visa tradicija būtų labai graži ir čia netgi jeigu nebūtų kaiminystės bažnyčios šalia, ar ne vienuolyno, vis tiek tas pavadinimas Šventos Kotrynos Aleksandrietės jis būtų labai gražus. Tai dėkui.